tau lovoje nieko neišeina vakare ir tu nepaaiškini moteriai kodėl, tada moteris pradeda galvoti, kad tu jos nenori. Paaiškink visą laiką priežastis. Ar tai būtų nuovargis, ar tai būtų tiesiog didelis psichologinis krūvis, kurio tu šiandien negali perteikti ir pernešti lovoje į savo meilės žaidimus. Kalbėkis, nes psichosomatika yra kitas dalykas nei fiziologija. Tai yra dvi pagrindinės priežastis, dėl ko įvyksta erekcijos disfunkcija. Psichosomatika, kada mes pergyvename, kada galvojam apie tai, ką mums kažkas pasakė, kai yra kažkokie psichologiniai ir dideli stresiniai krūviai. Fiziologija tai yra taip, nuovargis, vaistai, lygos, galų gale mes kažką tai valgom ar žalingi įpročiai. Kalbėkis, todėl kad tai yra pagrindinis signalas. Jeigu tu negali, moteris pradeda galvoti, kad tu jos nenori, kad tu jos nemyli. Čia yra pati didžiausia klaida vyro gyvenime, kurią jis daro lovoje. Jeigu kyla klausimų, ką padaryti, kad tavo laikas ne tik tai būtų daugiau negu 2 minutės, bet ir ką paaiškinti ir kaip padaryti, kad tokia problemėlė neįvyktų, parašyk.